Iš kreditinės sąskaitos peržiūros puslapio paspaudus mygtuką į klientų išrašytų sąskaitų puslapį atidaromas puslapis su visų šiam klientui išrašytų sąskaitų sąrašu. Šiame puslapyje paspaudus mėlyną mygtukėlį atitinkamų sąskaitos eilutės stulpelėje veiksmai pateksime į šios sąskaitos peržiūros puslapį, o paspaudus oranžinį mygtukėlį pateksime į šios sąskaitos redagavimo puslapį. Taip pat iš šio puslapio paspaudus mygtuką grįžti į kliento puslapį, atidarysime kliento duomenų puslapį, kuriame paspaudus mygtuką išrašytos klientui sąskaitos, grįžtame į klientų išrašytų sąskaitų puslapį. Atidarius bet kurios sąskaitos redagavimo puslapį ir paspaudus mygtuką į kliento objektui išrašytų sąskaitų puslapį atidaromas puslapis su visų šiam kliento objektui išrašytų sąskaitų sąrašu. Taip pat iš šio puslapio paspaudus mygtuką grįžti į kliento puslapį, galime pereiti į kliento duomenų puslapį, o paspaudus mygtuką grįžti į objekto puslapį, pateksime į kliento objekto duomenų puslapį. Paspaudžiame pastarąjį mygtuką. Paspaudus mygtuką išrašytos sąskaitos kliento objekto duomenų puslapyje grįžtame į kliento objektui išrašytų sąskaitų puslapį. Jei dar kartą pažvelgtume į klientui išrašytų sąskaitų puslapį, pamatysime, sąraše yra visų šio kliento objektams išrašytų sąskaitų sąrašas, o kliento objektų išrašytų sąskaitų sąraše tik tam objektui išrašytos sąskaitos. Abiejose minėtose sąskaitų sąrašo puslapiuose pateikiamos visos sąskaitos ir negalima pasirinkti periodo, kuriam bus pateikiamas išrašytų sąskaitų sąrašas. Jei mums reikia tik tam tikro periodo sąskaitų sąrašo, turime naudoti ankstesnėje vaizdo instrukcijoje pateiktus išrašytų sąskaitų sąrašus, kuriuos galima pasiekti per kairiojo meniu skiltį išrašytos sąskaitos arba per mygtukus skirtus pereiti į kitus puslapius, tai į periodo pasirinkimo puslapį, į pasirinkto periodo puslapį, į pasirinkto periodo ir kliento puslapį. Grįžtame į kliento objekto duomenų puslapį ir šio puslapio apačioje paspaudžiame mygtuką į kliento objektui suformuotų sąskaitų eilučių puslapį. Matysime, kad šiame puslapyje taip pat yra navigaciniai mygtukai į klientui išrašytų sąskaitų puslapį, į kliento objektų išrašytų sąskaitų puslapį ir kitus išrašytų sąskaitų puslapius. Taigi, analizuodami išrašytų sąskaitų duomenis, galime greitai pasiekti reikiamus puslapius per šiuos navigacinius mygtukus.